O mes tęsėme pažintį su sostinės seniūnijomis. Šįkart pristatome vieną taip vadinamų miegamųjų rajonų Viršuliškės. Pirmieji daugiabučiai namai Viršuliškėse iškilo 76-aisiais. Tačiau pačių Viršuliškių istorija siekia dar 16 amžiaus pradžią. Manoma, jog jų pavadinimas kilo iš to, kad kažkada šioje vietoje buvo dvarininkų Viršilų tėvonija. Dabartinė Viršuliškių simbolis skulptūra, pačių gyventojų vadinama gaidžių. Ją sukūrė architektas Vladas Kančiauskas. Skulptūra, kurios tikrasis pavadinimas Giesmė, stovi nuo 90-ųjų. 2000-aisiais jį pradėjo svyruoti, tad teko sutvirtinti pamatus. Pagal plotą Viršuliškės užima 5. vietą tarp sostinės seniūnijų. Po 2001 metų gyventojų surašymo paaiškėjo, jog šioje seniūnijoje gyvena šiek tiek daugiau nei 16 000 gyventojų. Anot 3 metus dirbančio seniūno gyventi Viršuliškėse gera, tačiau kaip ir visur trūksta pinigų. Problemų, kaip ir kiekvienoje seniūnijoje, jų yra daug. Problemų yra, matot, viskas, rajonas nėra labai jaunas, palyginus su Pilaitė. Reiškia ir šaligatvį reikia remontas, ir reiškia pasfaltavimo, kiemų remontas. Mūsų sutikti gyventojai teigia, jog vakarais truputį baisoka išeiti į kiemą, tačiau šiaip dauguma jų patenkinti savo rajonu. Patinka šis rajonas, nes galime sakyti, nuo pačio gimimo čia gyvenu. Labai tvarkingas rajonas, stengiasi kažką puošia, kodėl va. Augmina šalia darbas mano. Mažai žalumos, mano nuomonė. Triukšmo daug. Prie kelio mūsų namas. Tai. O šiaip pusė bėdos. Все рядом, все, магазины, все здесь есть, все. Так что хорошо здесь. Anksčiau čia buvo kaimas, dabar beliko vos keli skirtingose vietose išsimėtę individualūs namai. Seniūnijoje yra 5 vidurinės ir pagrindinės mokyklos, 4 darželiai, statybininkų mokykla, ledo rūmai, uždaras futbolo maniežas. Prieš keliarius metus itin daug kalbėta apie naująjį Tujų kvartalą. Iškėlus radijo bokštą ketinta pastatyti daugiaaukščius namus, tačiau tam labai priešinosi gyventojai. Miesto vadovybė, pasikalbėjusi su viršuliškiečiais, nutarė šios vietos projektą svarstyti dar kartą. Mat, aplinkiniai gyventojai sutinka, kad bokštą iškeltų, bet norėtų vietoj jo turėti parką, o ne naujų namų kvartalą.